Labas rytas. Skelbk Jėzų nuo kalnų, skelbk jį gatvėse, skelbk jį savo širdyje. Ir šeimoje, ir namuose, ir visur, kur tik būsi. Didžiausias dalykas yra turėti Kristų savo gyvenimuose. Dar didesnis dalykas yra būti jo pažintam. O ką tai reiškia? Tai reiškia kalbėtis, bendrauti su juo. Tai reiškia atverti savo širdį jam, nešti pas jį savo naštas ir prašyti jo pagalbos. Laukti pagalbos iš jo. Tai yra nuostabu. Ir kiekvienas, kuris jau praėjęs ne vieną desetką su viešpačiu, jisai gali pasakyti, kad gyventi su Dievu yra iš tiesų labai įdomu. Labai įdomu. Ir labai gera. Nes tai Dievas, kuris mato, kuris girdi ir kuris kalba. Aleliuja. Tikrai? Nu gerai, tebūnie aleliuja. Ir šiandien aš noriu jūs pakviesti atgal į Romiečiams laišką. Koks ten buvo skyrius? Kas atsimena? O, 15. 15 skyrius buvo ir mes turėjom čia ir švenčių, Velykų ir visokių, ir gimtadienių, ir dar turėjom truputėlį padaryti tokį diskursą. Bet mums reikia eiti atgal į Romiečiams laišką, reikia jį pabaigti. Ir brangiai 15 skyrius ir yra tas paskutinis skyrius, galima sakyti, kurį rašo apaštalas Paulius, mokindamas bažnyčią ir kalbėdamas apie tai, kaip praktiškai Evangelija skleidžiasi mūsų širdyse ir mūsų santykiuose. Pačioje bendruomenėje ir jos santykiuose. Ir turbūt, kai žmonės rašo knygas, kai jie rašo kažkokius mokslinius darbus ar labai svarbius kažkokius tai esminius dalykus jie sudeda į galą. Jie apibendrina ir pabrėžia pačiam gale, kas yra svarbiausia. Ir kaip jūs manot 14-15 skyriui, kas yra svarbiausia? Kas yra pats svarbiausias dalykas? Kokia tema čia yra gvildenama? Mano brangieji, numylėtiniai, vienybė. Bažnyčios vienybė. Apaštalas Paulius 14-15 skyrių išplėtoja, rašydamas apie tai, jog dažniausiai bažnyčias suskaldo nesminiai klausimai, nesminiai dalykai. Ir jis važiuodamas ir į Korintą, važiuodamas į kitas bažnyčias, girdėdamas liudijimus apie tas bažnyčias, būtent šitą klausimą jis sprendžia ne vienam laiške. Ne vienam laiške. Ir Kolosiečiam randam, ir Korintiečiam randam. Ir ne vienam laiške mes randam tą atkreipimą dėmesio, kad dažniausiai ginčai kyla dėl nereikšmingų dalykų, dėl antraeilių, trečiaeilių dalykų. Pamirštant, jog mus visus vienyje Kristus. Jog mūsų visų viešpats yra Kristus ir mes visi esame jo vaikai. Ir taip ir turėtumėm vertinti vieni kitus. Padėdami kažkokias ambicijas į šoną ir taip toliau, ir taip toliau. Ir 15 skyriaus pirmose eilutėse, kurias mes jau išnagrinėjom, apaštalas Paulius kreipiasi visų pirma į stipriuosius ir į silpnuosius tikėjime. Į tuos, kurių sąžinė tvirta ir jie valgo viską ir visai nebijo valgyti ir mėsos. Ir kreipiasi į tuos, kurie vis tik tai dar yra suvaržyti savo sąžiniai ir jiems labai svarbu ateiti į bažnyčią su žalia suknele, o ne su raudona. Aš kaip pavyzdį sakau. Ne? Ir jie dėl to, jeigu jau reiktų užsidėti raudoną suknelę, jiems būtų labai kažkaip nesmagu sąžiniai ir todėl jie neina su raudona, ateina su žalia. Ir apaštalas Paulius jisai sako, kad šitie dalykai neturėtų skaldyti bendruomenės. Mes turėtumėm gyventi meilę, supratingumu ir kantrybę vienas kitam. Ir šiandienos atkarpoj apaštalas Paulius jisai
duos 3 šaltinius, kaip išsaugoti vienybę ir kaip iš tikrųjų, pakęsti vienas kitą meilėje. Ir tie 3 dalykai yra labai paprasti. Mes atrasime jo akcentą į Kristaus tarnavimo pavyzdį. Jisai sakys, žiūrėkite į Kristų. Tada pasakys, kad raštas jūs pamokina ir vienybės, ir suteikia paguodą. Jūs apie tai randate šventąjį ir raštą skaitydami. Ir 3 dalykas, kuris padeda iškęsti jums kančias, nesusipratimus, pakeliant vienas kitą, yra Dievo pažadai ir malda. Dievo pažadai duoti ir malda. Aleliuja. Taigi paskaitykime nuo 1 eilutės iki 6. Kaip ir sakiau, 1-2 mes išsinagrinėjom, bet truputį prisiminsim. Mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės ir ne savo pataikauti. Kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimui, jo labui ir pažangai. Nes ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet kaip parašyta, tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs. O visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištvertume ir raštų paguodą turėtume viltį. Ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavė būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvą. Romiečiams 15 skyrius, 1-6 eilutės. Taigi, vienybės ir susikalbėjimo raktą apaštalas Paulius duoda stipriesiems. Ir jisai sako, jūs stiprieji turite pakęsti silpnųjų negalę. Silpnųjų negalę sąžinėje. Net virkščiai. Silpnajam niekaip neįveikti stipresniojo. Jeigu tu bandysi prieš tanką stoti su ietim, tai su tavim baigsis blogai. Blogai. Tau nesustabdyti tanko su ietim. Niekaip. Ar ne? Jėgos nelygios. Niekaip nelygios jėgos. Tai taip ir čia. Apaštalas Paulius sako, jūs stiprieji. Jūs turėtumėte permastyti, kad jums reikia ištvermės pakęsti silpnųjų silpnybės ir derintis prie jų. Derintis prie jų. Ne juos spausti, kad būtų pagal jus, o derintis prie jų, kad jūs nenužudytumėt jų nuo širdaus sekimo paskui Kristų. Suprantate, ne? Aleliuja. Prie jų. Ir jūs turite taip elgtis, ne savo pataikaujant. Ir čia labai stipru. Ne savo pataikaujant. Nes kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimo jo labo ir pažangai. Ir tada sako 2 eilutė ir silpniesiems. Jūs silpnieji taip pat turite būti malonus stipriųjų stiprumui. Malonus ir neskubėti jų teisti. Gal jums geriau būtų iš tikrųjų padiskutuoti ir pakalbėti kartu, vietoj to, kad teisti iš anksto jų laisvę, kurią jie turi. Bet būkite jiems malonus ir gerbkite jų įsitikinimus taip pat. Ir taip jūs saugosite vienybę. Ir dabar apaštalas Paulius sako 3 eilutėje, nes ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet kaip parašyta, tave keikiančių keiksmai krito ant manęs. Nes ir Kristus gyveno ne savo malonumui. O kaip Kristus gyveno? O kaip Kristus gyveno? Apaštalas Paulius sako, tam, kad išlaikytumėte vienybę tarpusavį, nesiskaldytumėte ir nesiginčytumėte dėl nereikšmingų dalykų, žiūrėkite į tai, kaip gyveno Kristus. O kaip Kristus gyveno?
apaštalas Paulius sako, ne savo malonumui, ne savo pataikaudamas. Kaip jis gyveno? Jis iš tikrųjų dėl dvasinės naudos žmonėms, dėl mūsų dvasinės naudos, dėl mūsų išgelbėjimo, savo kasdienybėje jis pakentė daugelio žmonių kvailumą. Jis pakentė daugelio žmonių išpuolius savo atžvilgiu. Jam adresuotus keiksmus ir kritiką. Jam adresuota piktdžiuga. Nesiskaitimą, žeminimą, apkalbas, netgi melagingus liudijimus. Kai jis stojasi prieš vyresniuosius ir jį pradeda teisti, staiga iš minios pakyla tai vienas, tai kitas, kurį melagingai kaltina. Atsimenat iš Evangelijų? Jį melagingai kaltina. Sako, tu sakei, kad per 3 dienas šventyklą atstatysi ir dar sugriaučia sugalvojai. Jį kaltina melagingai ir jam tenka visą šitą pakęsti. Jam tenka visą šitą nešti ant savo pečių. Ir Paulius sako, žiūrėkite, taip elgėsi Jėzus, bet dėl ko? Dėl ko? Dėl jūsų išgelbėjimo. Nes jeigu jis būtų pasipiktinęs viskuo, ką jis išgyveno per savo gyvenimo dieną žemėje, jis nebūtų paaukojęs savo gyvybės už jūs. Bet dabar tam, kad nepasipiktinti, tau reikia saugoti savo širdį. Tau reikia neįsileisti kartėlio. Ir ne tik. Kai tave žemina, kai tave rodo kaip nereikšminga, tau reikia saugoti savo širdį. Nes labai nemalonu, kai tave žemina ir tavęs nepripažįsta. O tu mat toks nusipelnęs, veikėjas visuomeniai, bažnyčiai. Ir jūs puikiai žinot, apie ką aš kalbu, nes kiekvienas iš mūsų mes esame išgyvenę tą vidinį jausmą, kai jaučiame gėdą, nes mus atmetė. Ir visą tai išgyveno Jėzus. Žiūrėjo į tuos žmonės ir jis turbūt galvojo, Dieve, ir jis ne tik galvojo, jisai meldėsi, nešaukėsi, sako, jie nežino, ką daro. Kiekvienas jų veiksmas yra prieš gyvenimą, prieš gyvybę, prieš Dievą. Kiekvienas jų žodis yra prieš viešpatį, prieš jį. Ir jie nežino, ką daro. Nes štai prieš juos stovi išgelbėjimas, o jie tą išgelbėjimą dergia ir keikia. Iš Jėzaus lūpų kartais pasigirsdavo tokie žodžiai, jūs mažatikiai, mokinių atžvilgiai. Jono Evangelijoje rašoma, kaip Jėzus pavargęs eina jau duonos laužyti ir žino, kad jis bus nukryžiuotas ir jis pasako čia jiem, kad bus nukryžiuotas, o jie vietas dalinasi. Ir tada prie jo ten ateina, sako, kurį sodysi dešiniai, kurį kairiai, kas čia po tavęs dabar liks tas jau, kaip sakyti, galva. Jėzus žiūri juos pavargęs ir sako, jūs mažatikiai. Ir Paulius visą tai matydamas, jis sako bažnyčios žmonėms, kai jums norisi ginčytis ir kai jums norisi griauti bendruomenę, prisiminkite Jėzų. Jėzus ne savo pataikavo. Jis visą tai turėjo pakęsti, kad patarnautų. Jūs stiprieji, taip turite pakęsti visas tas kvailystės, kad būtų patarnauta žmogaus labui. Aleliuja. Kad būtų patarnauta. Net tuo atveju, kai tas žmogus net nesupranta, ką daro. Jis tave viešai paniekina,
O tu turi tai priimti. Tu turi tai priimti. Ir gyventi toliau. Ir tarnauti. Ir eiti toliau. Ne savo pataikauti. Izaijo 53 skyrius. Atsimenat? Visai neseniai jums perskaitė šitą rašto vietą Richardas, kuri labai naudinga mums, kalbant apie susiskaldimus, vienas kito nepriėmimą, apkalbas. Izaijo 53, 4-8. Žiūrėkit, kas čia pasakyta. Tikrai jis nešė mūsų negalės ir savo pasėmė mūsų skausmus, o mes laikėme jį nubaustų, Dievo ištiktų ir pažemintą. Jis kentėjo dėl mūsų pačių sukeliamą jam skausmą. Jis nešė mūsų negalės. Jis kentėjo dėl mūsų pačių jam sukeliamą skausmą. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo žaizdomis esame išgydyti. Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu, bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus. Jis buvo kankinamas ir žeminamas, bet netvėrė savo burnos, kaip avinėlis vedamas pjauti ir kaip avis, kuri tyli prieš kirpėjus, jis netvėrė savo burnos. Motina Teresė, kai ten skundėsi viena tokia moterėlė, skundėsi, kaip jai ten sunku ir kaip nepriima jos tarnystės, motinos Teresės atsakymas buvo toks: tu darysi žmonėms gerą. Tu darysi žmonėms gerą. Jie atsisukę, išdaužys tau dantis. Ir kaip jinai užbaigė mintį? Bet tu daryk gerą. Bet tu daryk gerą. Ir žinot, čia dabar šitą, va tai, ką aš sakau, tai lengva yra klausyti. Bet čia verta pasverti savo širdį. O kaip man sekasi? O kaip aš darau? O kaip aš elgiuosi? Ar aš vadovaujuosi va šituo Pauliaus pasiūlymu žiūrėti į Kristų, kai aš išgyvenu atmetimą, kai aš išgyvenu, kai manęs nesupranta, kai aš išgyvenu, kai mane kritikuoja. Ar aš suprantu, kad man reikia tai pakelti. Ir pasakysiu labai bjaurų dabar dalyką. Kai kurie tai taiko kitiem. Taigi žiūrėk, parašyta, kad tu turi ištverti. Tai ir kentėk mano keiksmus, kuriuos aš tau sakau. Taigi čia tau į gerą. Bet tau, žmogau, gali būti labai bloga. Labai bloga. Žiūrėkit. Vienas iš mokinių, Judas, įvykdo Dievo valią. Taigi išduoda Jėzų. Įvykdo Dievo valią. Taigi Jėzus turėjo būti išduotas. Jis įvykdė Dievo valią. Už ką jį teisti? Bet ne. Judas neš savo atsakomybę už tai, ką jis padarė. Nors taip įvyko Dievo valia, Judas neš savo atsakomybę už tai, ką jis padarė. Mes neseniai girdėjome
Aleksandras mums priminė Juozapo istoriją. Fantastinė Juozapo istorija. Kiek tam žmogui reikėjo praeiti, kad jis kai ką suprastų. Bet aš nelinkėčiau savo tokio kelio, nei jum iš vieno. Nei jum, kai kuriem gal, bet. Gerai, ne vienam. Ir savo ne. Jo broliai jį pardavė. Ir taip įvyksta Dievo valia. Ir kai jis susitinka su savo broliais, pačiam gale, jisai sako, nors jūs mane ir pardavėte, ir tai jūsų nuodėmė, Dievas tai išvertė į gerą. O jeigu dar tiksliau, mano nelaimė, jūsų padaryta man, Dievo valia pasitarnaus daugelio išgelbėjimui, o taip pat ir jūsų pačių. Jūs sėdite va dabar, badaujate, nes badas užėjo ir ateinate pas mane prašyti duonos. Mane pardavė vergystėj. Ir aš dabar turėčiau jums duoti duonos? Sėdi, va, ginčiniesi, nesutinki, toks svarbus. Prisimink va šitą situaciją. Prisimink Juozapo istoriją. Ir jeigu Juozapo broliai nebūtų atgailavę, ir jeigu jie nebūtų per gyvenimą supratę ir Dievo pamokyti, jie nebūtų sudužę, nebūtų atgailavę, jie labai gerai suprato, ką padarė. Nes jie vienoj vietoj sako, čia greičiausiai už tai, ką mes padarėm Juozapui. Todėl Paulius sako, kai jūs nesutarėte ir kai jūs ginčinatės ir kai jūs apkalbate arba teisėte kitus, prisiminkite Jėzų. Prisiminkite Juozapą. Jis gyveno ne savo pataikaudamas, ne savo malonumui. Jis gyveno ieškodamas, kaip patarnauti. Kaip atvesti į tą supratimą, va tą buką galvą, kuriai tu darai gerą, o jinai duoda tau į dantis. Ir viskas. Ir tu turi priimti. Tu neturi kitos išeities. Nes Paulius sako, jei tu stiprus tikėjime, iškęsk. Ir iškęsti tau turi padėti Kristaus pavyzdys, nes jis ne savo malonumui tarnavo. Ir kai mes žiūrime į Jėzų, mes matome stebuklus, kai mes žiūrime į apaštalus po šventosios dvasios nužengimo, mes visą laiką žiūrime į tos stebuklus ir mes esam įkvėpiami tos sėkmės. Bet mes nematome kainos. Mes norime tos sėkmės, bet mes nematome kainos. O kaina yra ta pati, apie ką mes kalbam. Pakęsti silpnųjų silpnybės. Paulių užmėtė akmenimis. Paulių uždaužė akmenimis. Dievas jį prikėlė, jis buvo kreivo veido. Korintiečiai jį kritikavo, sako, iš pažiūros tai nėra net į ką žiūrėti. Bet kai prabyla, tai iki širdies gelmių. Paulius pakyla, eina tarnauti toliau. Kaip jis rašo korintiečiam 2 laišką, ten verkti gali sėdėdamas, kaip jo vaikai Kristuje, Korinto bažnyčia, jį žemina, niekina, jį atmeta, jį apkalba. Jeigu jūs įdėmiai skaitot, jūs turėtumėt pamatyti, kaip jis rauda savo širdį, mano vaikeliai, aš jums Kristų atnešiau. Ir galiausiai jisai rašo, likau vienas.
Bet Paulius sako, jis pats tas Paulius, kuris rašo šitą laišką iš Korinto romiečiams laišką, kuris sėdėjo kalėjimuose, kuris praėjo vandenį ir ugnį, kuris patyrė iš tų pačių žmonių daugybę persekiojimų. Jisai sako, jei tu esi stiprus tikėjimo, parodyk savo stiprybę, pakęsk silpnųjų silpnybę. Ir todėl jis korintiečiams sako, žinot, aš kai atvažiuosiu, tai aš patikrinsiu ne jūsų kalbas, o pažiūrėsiu, kiek ten yra tos tikros jėgos. Kiek ten tos tikros jėgos jumyse? Ar jūs esate kantrus? Ar jūs esate užsiplieskantys dėl smulkmenų? Ar esate kantrus? Ir žiūrėkit, kas yra čia įdomu, dar Paulius ne tik atrodo į tą jo gyvenimą, ar ne, tą tarnavimą, jis parodo dar gražiau Filipiečiams laiške, 2 skyriui, Filipiečiams 2 skyriui, nuo 6 eilutės. Pats Kristaus gimimas į žemę jau buvo savęs apiplėšimas. Buvo savęs apiplėšimas. Pats atėjimas tarnauti, pats atėjimas gelbėti buvo savęs apiplėšimas. Daugelis iš mūsų pas Dievą atėjome ne save apiplėšdami, bet galvodami, kad mums pribers pilnas kišenės. Kai Paulių Dievas pašaukė tarnauti, Pauliui pasakė, tu labai daug iškentėjęs. Atsimenat? Nesakė, tavo kišenės pilnas aukso privers. Mašinas turėsi, šeimas, viską tu turėsi, namus, viską turėsi. Sako, tu turėsi daug iškentėti. Žiūrėkit, kuris esybė, nuo 2 skyriaus 6 eilutės, kuris esybė, būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžę savo lygybę su Dievu. Labai gerai išversta. Jis neapsilaikė per prievartą savo išskirtinumo. Jis galėjo. Jis atėjęs į žemę ir būdamas tarp žmonių galėjo sakyti, žiūrėk, su kuo tu kalbė? Tu kalbė su Dievu, aš to tavo širdį sustabdysiu. Kokia šlovė? Ką? Visa Jeruzalė atsiverčia, sako, tikrai Dievas. Bet jis pakenčia. Jis pakenčia. Bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmonės. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino. Tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Jis apiplėšė save. Džonas Stotas, jis atkreipė dėmesį šitą rašto vietą. Sako, žiūrėkit, jis jau ateidamas tarnauti, jis žinojo, kad tai kainuos. Tai kainuos palikimą savo didybės pabrėžimo, priminimą, kad jis yra Dievas visiems. Todėl jis kalbėjo labai neaiškiai, nors kartais pasakydavo, aš esu, ir pavartodavo Dievo vardą Jahvė. Ir tada žydai sukildavo. Ir čia mes, brangiai, galim visi pabandyti pasižiūrėti į savo širdį, kas yra tas didžiausias kliuvinys mums sutarti dažniausiai. Arba kas yra tas didžiausias kliuvinys, kaip Jokūbas sako, sulaikyk savo liežuvį. Sulaikyk savo liežuvį, nekeik, neapkalbėk, sulaikyk savo liežuvį, nežemink kito. Kas yra tas? Vat yra ta vidinė, tas skausmelis, kuris ten sukasi. Dėl savo reikšmės. Ten toks sukasi taip nuskauda. Ir tas skausmelis tikras. Ir jis yra tikras. Ir jūs galvojat, kad Dievas nesupranta, kad šitas skausmelis yra tikras. Jis puikiai supranta, kad tas išgyvenimas pažeminimo, atmetimo, atstumimo, tai yra tikras skausmas. Ir išgyventi šitą skausmą nėra gėda.
Tai tikra, su tavim taip elgiasi. Su tavim taip elgiasi, situacija klostosi taip. Bet Paulius sako, tavo atsakas čia yra labai svarbus. Kaip tu į tai sureaguosi. Kaip tu į tai sureaguosi. Ar jūs su manim? Jums įdomu? Aš jau labai paprastai kalbu. Stengiuosi labai paprastai kalbėti. Kaip tu sureaguosi. Ir va tai, kaip tu sureaguosi, ir yra tai, kas tu esi. Ir yra tai, kas tu esi. Ir yra tai, kas tu esi. Ir dažniausiai tai pasirodo netikėtose situacijose. Ir čia vat, mes dažniausiai puolam save plakti, mes dažniausiai puolam į depresiją. Čia, kaip aš pasirodžiau dabar kaip nekrikščionis. Bet ar yra svarbu tas tavo pasirodymas kaip nekrikščionis? Kas šitoj vietoj yra svarbu? Pasirodėjai, pamatėjai savo tikrovę ir dabar sudarėjai duris, pasiuntėjai visus, kad netrukdytų tavęs ir kad kaip nors ilgiau laiko praleis, kad užsimirštų. Ir tada išeini, visi užsimiršę ir tada vėl jau tu gali vaikščioti. Šitoje vietoje yra labai paprastas dalykas. Aš atsiprašau. Aš atsiprašau. Aš atsiprašau, pasikarščiavau. Taip aš parodžiau savo negražią pusę. Taip. Man yra kur keistis. Bet Paulius sako, kad ištvertum, žiūrėk į Kristų. Žiūrėk į Kristų. Dabar čia dar yra vienas labai svarbus momentas. Žiūrėkit, ne savo pataikauti, ne savo malonumui. Pirma eilutė sako, ne savo pataikauti, o trečia eilutė sako, nes ir Kristus gyveno ne savo malonumui. Pagaukite save svarstydami ir apmastydami gyvenimą. Ir vėl į bažnyčią. Ir vėl į maldą. Čia reikia nunešti, atnešti, pakelti, padėti, paruošti. Aš tai ir labai daug randu savy šitų dalykų. Ir vėl man. Repeticija. Ir vėl repeticija. Aš išgyvenu lygiai tą patį. Aš mieliau norėčiau paskaityti knygą atsigulęs, tai būtų tai man labai malonu. Bet brangiai pasakysiu taip. Tarnas neturi pasirinkimo, jeigu jis yra tarnas. Jeigu jis yra laisvas, jis renkasi. Tarnas neturi pasirinkimo. Ir labai bažnyčiai dažnai būna toks dalykas, kad yra tarnavimas ir jis turi būti padarytas. Ir laisvas žmogus leidžia savo nedaryti. O tarnas supranta, kad vis tik tai turi būti padaryta. Ir jis stosis ir darys. Suprantat apie ką? Jeigu tu esi nupirktas ir tu esi Kristaus nuosavybė, tai jau nebe savo. Niekas nesako, kad tu neturi teisės turėti laisvo laiko. Niekas nesako, kad tu neturi teisės pailsėti. Tu turi teisę pailsėti. Tu turi teisę turėti laisvą laiką. Bet atsimenat, Luko Evangelijoje 17 skyriui Jėzus sako mokiniams, kaip nepasipiktinti. 17 Luko, namų darbai, kaip nepasipiktinti. Jisai sako, žiūrėkit, sako, padėsiu suprasti. Pareina
nusiplūkęs tarnas namo, pavargęs visą dieną aręs, dirbęs laukuose, pareina, užeina į virtuvę, taip gerai, ruošia savo kiaušinienę. Skanę, pakvipo. Į kur buvęs, kur nebuvęs grįžta šeimininkas. Ir kaip jūs galvojat, kam ta kiaušinienė atitenka? Nu kaip jūs manot? Aišku, ganam šeimininkui. Sako, žiūrėk, patiesk man čia, kaip kvepas skaniai. Labai noriu valgyti. Suvalgo, eina miegot, o tarnas eina kepti. Blynų, nes kiaušinių neliko. Blynų be kiaušinių, nes jų neliko, suvalgė. Ir vat Jėzus sako, vat žiūrėkite į šitą situaciją. Vat tam, kad nepasipiktintumėt, vat jūs turite apmastyti, o kokia yra ta širdis? Kokia yra ta mano širdis? O Paulius sako, žiūrėkite į Jėzų. Žiūrėkite į Jėzų, jis paliko visą savo didybę, jis iškentė, bet iškentė su tikslu. Su tikslu. Ne šiaip sau, kad iškęsti, bet kad būtų patarnauta. Ar girdit? Kad būtų patarnauta. Vienas kito ugdymui, vienas kito labui, kad būtų patarnauta. Tavo tas iškentimas, tavo tas poelgis, tai ir yra tikrasis tarnavimas. Tai ir yra tikrasis tarnavimas. Jeigu atnešti vandens yra gauti atlygį iš to atlygį, kuriam tu atnešė vandens, tai pagalvok, ką reiškia iškęsti, pakelti, nekeikti, palaikyti. Kokį ten atlygį tu turi gauti? Jeigu už vandenį tu gauni tarno atlygį, tai už kantrybę tu gauni Kristaus atlygį. Už meilę, už patarnavimą tu gauni Kristaus atlygį. Ir čia sustiprina apaštalas Paulius, sako, tave keikiančių keiksmai krito ant manęs. Tai yra 69 psalmė. 69 psalmė. Psalmėje psalmistas, kai jūs skaitysit, jūs pamatysit, jis sako, aš kenčiu dėl tavęs, viešpatie. Jie nekenčia tavęs, o kadangi aš tau tarnauju ir tave myliu, ta neapykanta tau nukreipta pasiekia ir mane. Tau nukreipta apykanta pasiekia ir mane. Keiksmai, kuriuos sako tau, išsako man, nes aš esu tavo tarnas. Taip kad pasirodo, ne tik Kristus, bet ir apaštalai. Ir daugelis kitų per istoriją tarnų Dievo gavo ne tik tai pripažinimą, bet ir labai daug keiksmų, atmetimo, paniekinimo, kritikos. Ir jie visą tai turėjo iškęsti, kad tarnautų Dievui toliau, o nesustotų. Darytų darbą, kuriam jie yra pašaukti. Ir tada apaštalas Paulius, jisai sako, va to įkvėptas, to Kristaus pavyzdžiui, jisai sako, 4 eilutė, o visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų paguodą turėtume viltį. Ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavyje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžiui. Tada jis įsikvėpė, sako, žiūrėkit, jūs turėtų įkvėpti ne tik tai Kristaus pavyzdys, kaip iš tiesų puoselėti santykius tarpusavėje, kaip iškęsti neteisybę ir daugelį kitų dalykų. Bet ir raštas jis turėtų įkvėpti. Ištvermė, brangiai, visų pirma, Hendriksenas, kuris rašo komentarą šitoje vietoje, jisai sako, jis primena tokį dalyką. Ir jūs tai žinote labai gerai, kad visų pirma raštas teisia mūsų nuodėmes. Jis viską pasmerkia, Galatams laiške parašyta. Sako, raštas pasmerkia viską. Jis pasmerkia ir jis parodo, kad visas pasaulis yra kaltas prieš Dievą ir kad visi žmonės yra nusidėjėliai. Ir Hendriksenas sako, kai mes skaitome šventąjį raštą ir susidurime su šventojo rašto moralumu, Dievo moralumu, Kristaus tarnystę, mūsų širdį pjauna, nes mes
atrandame, kad mes netokie. Ir į mūsų širdis ateina liūdesys. Ir aš tai išgyvenu ir po šiai dienai, ir kiek seku Kristumi, aš tai išgyvenu. Kai aš pamatau, kaip Kristus elgėsi su žmonėmis, tai mane perpjauna kiekvieną kartą ir sakau, o Dieve, kai man toliai iki to. Ir mano širdį ateina liūdesys, bet liūdesys ne nevilčiai. Liūdesys todėl, kad, aš atrandu, kad, aš noriu būti kaip jis. Aš noriu būti kaip jis. Ir raštas, jisai sako, žiūrėk, dar šitoj ir šitoj vietoj yra tavo kur keistis. Ir šitoj vietoj tau kur yra keistis. Praeina laikas, atrodo susitvarkė, raštas dar naujų dalykų randa. Charakterio savybėse, santykiuose, požiūriuose ir daugelį kitų dalykų. Ir Hendriksenas sako, raštas, kai mes bandom jį gyvendinti gyvenime, mes visada pamatom, kad mums nesiseka. Mes prasilenkiam. Mums nepasiseka. Ir tai atneša liūdesį. Bet Dievo žmonės, ką daro Dievo žmonės? Jie nepasiduoda nevilčiai. Jie eina toliau. Jie ieško ne tik tai to, jie ieško ir vilties rašte. Jie ieško ir paguodos rašte. Ir raštas apkaltinęs mūsų neteisybėje, čia pat ir paguodžia mus Dievo ištikimybę. Pažiūrėkit, kokia šiandien psalmė graži. Kiek daug apie Dievo gerumą, kiek daug apie Dievo ištikimybę. 84 psalmė 10 eilutė. Ne ta. Ten kita eilutė, dėl tarnavimo, labai gera, bet jau aš praėjau. Prabėga laikas. Tuoj rasiu. Jeremijo 14 skyrius 8 eilutė. Jeremijo 14 skyrius 8 eilutė. Žiūrėkit, kaip Jeremija sako Dievui, Izraelio viltie, gelbėtojau mūsų nelaimės metu. Tu mūsų viltis, tu mūsų gelbėtojas nelaimės metu. Raštas primena mums ir tai. Izraelio viltie gelbėtojau nelaimės metu. Tu ne tik sužeidi, bet tu ir sutvarstai. Paulius sako tai. Tu ne tik sužeidi, tu ne tik auklėjai savo vaikus ir ganai juos ir kartais tu drausmini, bet tu ir sutvarstai. Tavo meilė, jinai apgaubia, apglėbia, išgydo. Psalmė 42, 8 eilutė. Dieną apreikš viešpats savo malonę, naktį giedosiu jam, savo Dievui, kuris teikia man gyvybę. Jis apreiškia malonę ir išlieja. Ir gyvybę teikia man. Jis mano paguoda, jis mano viltis. Jis pakeis mane. 1 Korintiečiam 10:13 mes skaitom. Jums tekęs pagundymas tai yra žmogiškas, bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau, nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti. Koks nuostabus pažadas. Kartu su pagundymu Dievas duos jums ir išeitį. Dievas žino tavo gyvenimą. Dievas žino visus dalykus, per kuriuos tu praėjai, eini ir dar praeisi. Ir jam nėra staigmena tavo gyvenimo situacijose, kas vyksta su tavimi. Jam nėra staigmena. Ir žinodamas, per ką tu eini ir per ką tu eisi, jis jau yra paruošęs tau išeitį. Kartu su pagundymu duos ir išeitį. Ateina pagundymas ir Dievas jau turi išeitį tau. Prisimink tai.
Prisimink tai. Kiekvienas dalykas, kuris vyksta su mumis, jis nevyksta šiaip savo. Dievas kiekvieną, netgi blogą dalyką panaudoja mūsų charakterio, mūsų ištvermės, mūsų sekimo paskui jį brandai. Jis yra ištikimas. Niekas nėra tragedija, bet viskas yra Dievo rankose. Nes Dievas mus mato, jis mus girdi ir jis yra mūsų pagalba. Ir galiausiai apaštalas Paulius, jisai meldžiasi ir kartu išsako Dievo pažadus. Mes, norėdami turėti ištvermę, pakęsti kitų žmonių išpuolius, neteisybės, mes turime žiūrėti į Kristų, mes turime žiūrėti į raštą ir tada sako 5-6 eilutės. Ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavėje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvą. Pažiūrėkit, apaštalui Pauliui yra be galo svarbu, kad bažnyčia šlovintų tėvą vieningai. Kad vieningai vienu balsu. Jeigu yra nuoskaudos tarp mūsų ir susiskaldimai, jau nėra šlovinimo vienu balsu. Dievo valia, kad mes šlovintumėm vienu balsu. Bet jeigu yra susiskaldimai, įtarinėjimai, nepasitikėjimas, dar kažkas, tai tada čia įsijungia rašto vieta ir Jėzus sako, pasilik savo auką, eik pas brolį ir išsiaiškinkit. Mes galvojam, ateinam sekmadienį, giedam Dievui giesmes ir mes galvom, kad čia viskas yra priimtina Dievui. Dievas sako, gražiai skamba, bet skambantis simbolai. Jūs susiskaldę, jūs nekalbat viena kalba. Jūs kažką turit vienas prieš kitą, nesusitaikę. Man tokia auka nepriimtina. Man jinai nepriimtina. Kad šlovintumėt vienu balsu Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvą. Taigi, tiek aš norėjau šiandien pasakyti ir manau, kad iš tikrųjų yra ką pagalvoti, ar ne? Tikrai yra ką pamastyti ir yra apie ką pagalvoti. Ir norėčiau tiesiog apibendrindamas pasakyti keletą minčių pritaikymui. 3 dalykai. Tiesiog mums verta pamastyti, ar kasdieninėse situacijose aš vis dar reikalauju savo teisių. O mano teisės. Tai labai svarbu. Ir pasižiūrėti, ar išpildau savo pareigas. Nes jeigu aš esu sandoroj su Dievu ir jo nupirktas, tai aš turiu ir pareigų. O pareiga yra visų pirma mylėti šeimą, tarnauti jai. Visų pirma jai patarnauti, o tada valgyti blynus. Tada valgyti blynus. Ar aš esu pasiruošęs kai kur tiesiog nusileisti, ten, kur neina iki galo, va šiandien dienai susišnekėti. Nesusipykti, nesusiginčyti, bet sutarti padedam truputį
šitą klausimą į šalį, nes neina, negirdim vienas kito. Ir dabar ir nepriversime išgirsti vienas kito. Padėkim šitą klausimą ir prieikim, kai nurims mūsų aistros, vėl sugrįžkim, pakalbėkim. Antras dalykas. Mes turime suprasti, ir tai iš tikrųjų mano ir baigiamojo darbo esmė, kad Biblija nėra taisyklių rinkinys. Ir mes labai dažnai klystam, kai mes Bibliją naudojam kaip taisyklę. Žiūrėk, parašyta. Žiūrėk, parašyta. Bet o ką Jėzus atsakydavo į tokį pasakymą? Žiūrėk, parašyta. Dar parašyta. Tu susikoncentravęs į šitą ir sakai, čia žiūrėk, taip, čia turi, parašyta. Bet jeigu tu matai kontekstą platesnį, jeigu tu jauti laiško pulsą, jeigu tu jauti Naujojo Testamento tėkmę, o paskui jauti raštą, tu sakai, žiūrėk, ir čia dar tai parašyta, o žiūrėk, o čia dar ir tai parašyta. Ką darom? O išeitis paprasta. Tada ir kas čia parašyta, ir kas čia reikia apmąstyti ir surasti, ko Dievas norėtų. Raštas nėra taisyklių rinkinys. Raštas mus verčia mąstyti, sutarti, eiti vieningai, sukurti tvarką ir jos laikytis. Sukurti tvarką ir jos laikytis kartu. Ir to pavyzdys yra apaštalų darbai Ananijas ir Safira. Bet čia kitas klausimas. Bet to pavyzdys. Ir trečias dalykas, paskutinis. Kiek aš esu iš tikrųjų pasiruošęs neakcentuoti skirtumų. Neakcentuoti skirtumų, kad tai skaldytų, bet telkti, atsisakant savo pusės, bet telkti šeimą. Aleliuja, kiek aš esu pasiruošęs telkti, o ne akcentuoti, žiūrėk, čia, žiūrėk, kitaip turi būti, čia dar kažkas, palauk. Kaip turi būti, tai dar mes pamatysim po 20 metų. Nes dar kaip turi būti pasikeis 7 kartus iki to. Suraskime tą širdies nuolankumą. Nebijokime kalbėtis, nebijokime kelti klausimų. Bet paslaptis yra, pasistengime išgirsti, girdėti vienas kitą. Ir pakęsti. Kad ir neteisinga neteisybė savo atžvilgiu. Amen. Pasimelskime. Mūsų Viešpatie ir mūsų Dieve, mes dėkojam Tau už Tavo malonę. Mes dėkojam Tau, Viešpatie, už tai, kad Tu esi geras. Už tai, kad Tavo žodis, jisai mokina labai brandžių dalykų. Labai brandžių dalykų. Jis moko mąstyti giliau, žiūrėti kur kas giliau. Bet kad mes tai turėtumėm tarpusavy, mums reikia išmokti priimti vienas kitą. O kartais net pakęsti meilėje. Kad išsaugotumėm vienybę. Taikos ryšiais. Tegul Viešpatie Tavo žodis, jisai tyria mūsų širdis ir ne tam, kad pasmerktų, bet tam, kad augtų gera sėkla, geras vaisius, šlovinantis Tave. Ir kad mes vieningai vienu balsu šlovintumėm Tave. Neturėdami prieš vienas kitą kažkokių nuslėptų nuoskaudų, bet išgijimą, Dieve,
išgijimą, atvirą išgijimą. Tavo akivaizdoje. Palaimink bažnyčią. Tu ją be galo brangini. Tu be galo brangini kiekvieną. Kiekvienas tau yra labai svarbus. Tegul Viešpatie tavo žmonės neapleidžia susirinkimo. Tegul jie lankosi Dieve, kad jie išgyventų šitą vienybę ir tavo patarnavimą. Kad jie dalyvautų Viešpaties vakarieniai, kas yra be galo svarbu. Skelbdami kartu su tavim šventąją dvasią ir visą bažnyčią tavo mirtį ir prisikėlimą. Jėzaus Kristaus vardu.